Reportažų ciklą Investuotojo enciklopedija pristato finansinė grupė Finasta. Tai, kad pinigai per laiką nuvertėja, žinome visi. Pinigų vertė laiko požiūriu yra viena iš ekonomikos koncepcijų, kuria remiasi nemažai finansų teorijos. Tačiau kaip ir kodėl pinigų vertė laiko požiūriu kinta? Pinigų vertės laike esmė yra tai, kad 1000 litų šiandien jums ko gero yra vertesni negu 1000 litų rytoj. Tai yra daug aplinkybių tai lemiančių. Visų pirma, jūs prarandate vartojimo džiaugsmą. Jeigu jūs negaunate 1000 litų šiandien, tai jūs atidedate kažkokius pirkinius, kažko nesuvalgote, nenusipirkate televizoriaus, gražesnio žodžiu, atidedate savo kaip ir gyvenimo kokybę. Kitas dalykas, žinoma, infliacija. Tai yra, kainos auga ir jūsų pinigai dėvisi. Tai netiesioginė prasme, bet jie dėvisi. Taip pat, jūs nekantraujate. Jūsų kažkoks yra, vis tiek teikiate pirmenybę kažką turėti šiandien, negu kad turėti rytoj, nes, rytoj mūsų gali ir nebelikti. Per laiką jūs taip pat patirėte vadinamosius alternatyvos kaštus. Kitaip tariant, jei jūsų 1000 litų tiesiog guli ant lentynos, jūs negaunate jokių palūkanų. Tarkim, jeigu jūs netgi nepirktumėte televizoriaus ar skanaus torto, tai galbūt jūs tą 1000 litų kažkur investuotumėte. Tai yra, jūs gautumėte palūkanas ir po metų jūs gautumėte kažkokią grąžą. Tai todėl tai yra kertinė koncepcija, kad šiandien pinigai yra vertesni negu pinigai rytoj. Ekonomistai taip paprastai palyginti pinigų sumos šiandien ir tarkime po 30 metų negali dėl tos pačios kintančios pinigų vertės laike. Tam įvertinti yra taikomi du pinigų srautų perskaičiavimo būdai. Vienas iš jų gali būti, kad visi ateities srautai yra suskaičiuojami į šiandienos vertę, tai yra vadinama diskontavimu, arba gali būti visi pinigų srautai paskaičiuojami, tarkim, ateities vertė, tai yra kokią, tarkim, grąžą uždirbtų šiandienos 1000 litų, po metų 1000 litų, tarkim, jeigu kalbam apie kažkokį ilgesnį laikotarpį, suskaičiuojama iki tos ateities vertės ir irgi tada lyginami pinigų srautai. Pats pinigų vertės laike modelis yra taikomas finansiniai analizai, taip pat bandant paskaičiuoti, pavyzdžiui, įmonės akcijų vertę. Darant tam tikras prielaidas, pavyzdžiui, kad įmonė gyvos X metų skaičių, turės Y pajamų, Z išlaidų ir taip toliau. Įmonės ateities pinigų srautai yra skaičiuojami šios dienos pinigų verte ir taip nustatoma įmonės akcijos kaina. Nėra toks paprastas dalykas diskontavimas, nes šioje vietoje tu turi daryti prielaidą apie palūkanų normą. Tam, kad tu atskaičiuotum, tarkim, turi 1000 litų šiandien, 1000 litų po metų ir 1000 litų po 2 metų. Kad tu suskaičiuotum jos visus į šiandienos vertę, tai tu turi padaryti prielaidą apie kažkokią grąžą, kurią pinigai uždirba per tuos laikotarpius. Tarkim, jeigu mes darytume prielaidą, kad yra gaunama, tarkim, 2% palūkanų norma, tiek pirmaisiais metais, tiek antraisiais, tai jeigu mes šituo būdu atskaičiuojam, tai mes lyginame 1000 litų šiandien, tada 1000 litų po metų atskaičiuotas į šiandienos vertę būtų 980 litų, o po 2 metų tas 1000 litų suskaičiuotas šiandienos vertė būtų apie 960 litų. Kitą savaitę papasakosime apie pradedančiųjų investuotojų baimes ir laimės, žodžiu, apie emocijas ir kaip su jomis tvarkytis, neprarandant pinigų.